Pavydas yra labai įdomi tema. Žiūrėkit, kažkodėl visi pastebėjo, kad yra žmonių, kurie visą laiką pavydi, o kiti ne. Nuo ko čia priklausom? Ir kaip taisyklė, toj poroj, kur vienas žmogus yra pavyduolis, o kitas jis visiškai nekaltas būna ir sako, aš iš vis neįsivaizduoju, aš nesuprantu, kodėl manimi nepasitikė, kodėl visą laiką man prikaišai, mane įtarė, aš nematau iš vis jokių priežasčių, kodėl taip lygioj vietoj mano vyras, sakykime, mane pastoviai tarinėja, kodėl jis taip pavydi, kodėl jis toks yra. Ir yra tokia labai paplitusi nuomonė, kad pavyduoliai čia būtent tie žmonės, kurie savimi nepasitikė, kad jie kažkokie turi kompleksų, kur mano, kad jie nepakankamai geri savo partneriui, kad jiems kažko trūksta, kad jie kažkokie nepilnaverčiai, kad jie negali suteikti viso to, ko partneriui reikia ir jie dėl to įtaria, kad partneris ieško kito. Iš tikrųjų padėtis yra visiškai viskas atvirkščiai. Pavyduoliai jie kaip tik savimi visada pasitikė, jie nepasitikė savo antrąją pusę. Jie nepasitikė savo partnerį ir dėl to jį pastoviai sekioja ir tarinėja. Dėl ko visą tai atsitinka? Tuo aš jums paaiškinsiu. Žiūrėkit, čia schema tokia. Viskas priklauso nuo jūsų santykių pačioj pradžioje, kai jūs tik susipažinot, kaip tik pradėjot tą pažinti savo, tą draugystę, meilę, kaip tik jinai pradėjo užsimegzti, tas momentas, jis nulėmė praktiškai visą jūsų tolimesnį bendrą buvimą. Jeigu jūs susituoksit ar gyvensit kartu, tas momentas, kai jūs susipažinot, jis paskui paliks didžiulį pėdsaką visam jūsų bendram gyvenimui. Viskas priklauso nuo to, kaip greitai tarp jūsų įvyko seksas. Žiūrėkit, kaip paprastai būna, kaip dažniausiai daroma. Nueina kažkur ten į kavinę pasėdėti, ten kavos puodelis, torčiuką, arba ten į restoraną, arba į svečius pasikviečia, nuperka ten šampano butelį, vyno butelį ir kažkaip po to atsitinka seksas. Arba tą pačią dieną, arba po 3 dienų ten. Jeigu visa tai atsitinka greitai, pirmom dienom, jūsų vyrui susiformuoja galvoje schema, kad jo žmona, jeigu jūs esate ta žmona, kuri greitai permiegoja su savo vyru, jis galvoja, kad jūs sugebate tą pačią dieną su bet kuo, kuris jūs pavaišins kava arba pavaišins šampanu, kuo jūs ten vaišinotės. Žodžiu, jeigu bet koks vyras, kuris norės su jumis permiegoti, jeigu jisai pakartos tą patį scenarijų, kaip jūs susipažinot, jūs būsite neištikima, tiesiog permiegosit su pirmoju pasitaikiusiu, kuris jūs pavaišins kava. Suprantate, kaip pas jūs įvyko tas seksas? Kada? Jeigu jis įvyko greitai, jeigu jūs tiesiog nuėjot į pizzeriją, ten kažkur pasivaikščiojot po parką, nuėjot į kiną ir po to įvyko seksas, jūsų vyras galvos, kad jums užtenka nueiti kažkur pasivaikščioti, nueiti į kiną, atsigerti vyno ir viskas, ir jūs atsiduosit bet kam. Nes jam tiesiog tai yra jau taisyklė galvoje, nes tai yra jo patirtis. Jam įvyko būtent taip su jumis. Jam įvyko greitas seksas su jumis ir jis yra tikras, kad lygiai taip pat gali atsitikti jums su bet kuo. Kokia buvo ta jūsų įvykių schema, kai jūs jau artimai suartėjot. Tai ta schema lieka jūsų vyrui visam gyvenimui. Jeigu jūs draugavote, tiesiog draugavote, be jokio sekso, reiškia, jūsų vyras buvo tiesiog draugų sąraše, jūs su juo ten kažkur
matėtės neutralioj teritorijai, kažkur ten bendravot, kalbėjotės, praėjo kažkiek laiko, ten galbūt pusę metų ir tik po to jūs jau pradėjote jau bendrauti po truputį artimiau, tai vat tokiu atveju vyras jau galvos, nu jau čia jau norint suartėti su mano moterim reikės kažkiek sugaišinti laiko, nes man pačiam nepavyko greitai ją suvilioti ir kitam vyrui, kuris norės irgi suvilioti mano moterį, jam nebus taip paprasta, jam reikės su ją bendrauti pusę metų, ten draugauti ilgai, galbūt tik po to, galbūt jinai prisileis, galbūt tada jinai susiras kitą, kad ta moteris nėra tokia lengvai prieinama, kad ji nėra tokia lengvabūdė, jinai nėra tokia greita, kas link sekso. Tai vat jūsų tas pirmasis seksas, kaip įvyko, kur įvyko, kaip greitai jis įvyko, visa tai nulėmė, ar bus jūsų vyras pavydus ar ne. Vyras tiesiog galvoja, jeigu moteris jam atsidavė tą pačią dieną, jinai lygiai taip pat lengvai atsiduos bet kuriam kitam. Suprantat? Kuo greičiau jūs su juo permiegat, tuo mažiau jisai jumis pasitikės. Ir dėl to vyrui, kai jūsų nėra šalia, jūs kažkur išėjot savo ten į parduotuvę, jūsų jau ten pusę valandos kaip nėra, jam galvoje atsiranda visokių tokių, žinot, fantazijų, visokių ten vaizdų, kad jūs jau per tą laiką spėjat susipažinti su kažkuo, ten jau permiegot, jūs jau buvot jam neištikima ir pareinat namo visą laimingą, žodžiu. Jis visą tai pradeda fantazuoti, nes jo patirtis apie tai byloja, jam taip pačiam atsitiko, jis su jumis taip greitai susipažino ir permiegojo. Ir jisai įsivaizduoja, kad lygiai tas pats gali atsitikti jums su kitais vyrais. Bet kur. Parduotuviai, kaviniai, kur jūs dabar darbe, galbūt jis nežino, dėl to jis ir bijo, kad jūs bet kur galite užmėgsti naujus, bet ne be pagrindo, jis turi tam priežasčių, nes visa tai buvo jo paties patirti, jis visą tą pats patyrė ir jis yra tikras, kad jūs taip sugebat. Ir reiškia, būtų daugiau naudos iš to, jeigu jūs kuo ilgiau nemiegotumėt vienas su kitu, jeigu jūs bendrautumėt tiesiog kaip draugai. Ir aš dabar kalbu ne kaip kažkokia ten atsilikusi, ten senų pažiūrų, ne, tiesiog tokia yra vyrų filosofija, yra tokia vyrų psichologija. Jie taip vertina moteris.